Sveiki, tai ponas Obalys ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip Google ką tik sudrebino visą dirbtinio intelekto pasaulį. Pasiruošite, bus įdomu. Ir šį video pradėsiu nuo VO2. Tai naujas dirbtinio intelekto video generavimo karalius, kurį šiandien trumpai apžvelgsime, kuris pasižymi nepriekaištingą fiziką, idealiu kameros valdymu ir išskirtinę vaizdo kokybė iki 4K raiškos. Tai tiesiog mind-blowing. Deja, Lietuvoje kol kas yra neprieinama, bet manau, tai tik tai laiko klausimas, kaip ir su visais kitais įrankiais, kurie Lietuvą deja pasiekė vėliau. Esu tarp kitų pastebėjęs, kad ypatingai Google labai vėluoja su Europos Sąjunga dėl privatumo visokių dalykų. Ir štai, kaip matom, yra pavyzdiniai darbai. Štai pasižiūrėsim kelis video, kaip atrodo sugeneruotas arkliukas, raitelis ir panašiai. Tai nėra 4K kokybė, bent jau kuri gelta čia į šį puslapį, bet, atrodo fantastiškai, ar ne? Ir štai apačioj po kiekvieno matom, kiek mažai reikia parašyti, kad gautumėm štai tokius rezultatus. Ok, turim dar kitą video. Tiesiog važiavimas per apgyvendintą vietovę. Tai atrodo kaip vaizdas, ko gero, iš YouTube, ar ne? Nematau nei vieno artefakto, nematau nei vieno dalykėlio, nei vieno morph vadinamo, kai iš vieno daikto pasidaro kitas daiktas. Tiesiog tai yra stulbinanti kokybė. Tiesa, kokybė pati raiška nėra didelė šitam puslapį, bet jeigu atsisiųsti video ir pasižiūrėti atsisiųstą naršyklį, jūs turėsite ženkliai geresnę kokybę. Štai dar vienas pavyzdys. Matom krantą, matom švyturį ir vėl, tik gal kažkiek norėtųs, kad būtų rezoliucija aukštesnė, kad tikrai būtų galima pamatyti, kokią kokybę VO2 generuoja šios vaizdus. Aš negaliu suvaukti, kol galėsiu pats prislėsti, pačiupinėti. OpenAI Sorai šiek tiek pritrūko pinigų, tikrai pagailėjau 200 eurų per mėnesį. Tikėkime, VO2 bus prieinamas už labiau krikščionišką kainą. Štai, ir yra, daugybė pavyzdžių, kurioje, kaip matom, yra tikrai nepriekaištinga fizika ir atrodo, kaip vaizdai būtų filmuoti tiesiog dokumentikai. Štai pažiūrėkime į šį, kur matosi, šlapias asfaltas ir naktinis miestas fone. Stulbinama. Galite patys peržiūrėję video užeiti į DeepMind puslapį ir rasti šios visus įspūdingus vaizdus. Taip pat pilną aprašymą, kas tai yra. Be to, Google neapsiribojo, išleido visiškai naują modelį Imagen 3, kurio paveikslėlius pamačius tiesiog krenta žandikaulis ir jau dabar vertinamas visų Midjourney, Ideogram, Flux ir visų kitų iki šiol sukurtų paveikslėlių generatorių killerių, žudikų. Ir aš net nebejoju tuom, kadangi paveikslėlius taip pat galim pažiūrėti ir jie yra absoliučiai stulbinantis. Matom, užklausos yra gan išsamios, tačiau kokybė, lyg iš nuotraukos. Štai turim kitą variantą, kuris taip pat tikrai įspūdingas ir apšvietimas ir visa kita. Čia matom tiesiog labai įspūdingą animaciją, fotorealistinė voveraitė. Štai šis portretas taip pat labai daug ką pasako apie naują Imagen 3 galimybės. Ir štai čia sujungtas kolibris su braškiu ir gavom štai tokį makro paveikslėlį, kuris absoliučiai yra stulbinantis. Ir kai matom, čia yra pavaizduotas ELO score. ELO reiškia taškai, kurie rodo vartotojų pasitenkinimą. Tai vadinami blind testai, kai žmonės nežino, į ką žiūri, bet renkasi iš, tarkim, kelių paveikslėlių. Tai gali būti kairėje Imagen, dešiniai Midjourney arba
Flux arba DALL-E ir panašiai. Ir kai matom Imagen 3, pats naujausias modelis 002 versija, aplenkė Midjourney per 150 taškų. Tai, tiesiog įspūdinga. Taip pat nekantrauju, tiesa, prieš tai video buvau sugeneravęs kelis paveikslėlius su nemokamu Gemini 2.0 Flash. Ateityje planuoju įsigyti Gemini Advanced, vien dėl to, kad galėčiau išbandyti Imagen 3 ir žinoma parodyti jum. Todėl jeigu neprenumeruojate kanalo, būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėt naujų video, tuo pačiu, kaip aš testuoju pačius naujausius dirbtinio intelekto įrankius. Ir štai čia matom benchmarką, palyginimą, kaip lygino žmonės vėlgi skirtingus paveikslėlių generatorius ir Imagen 3, naujausia 002 versija, spardo visiems užpakalius ir tiesiog palieka konkurentus dulkėse. Įspūdinga, štai čia dar yra keli pavyzdžiai, kaip matom, absoliučiai fotorealistinis paveikslėlis. Turim dar kitokią animaciją. Atrodo kaip sustabdytas kadras iš filmo, kur drakonas ar tai draugauja su avinėliu, ar laukia galimybės jį suvalgyti. Ir štai čia dar vienas labai įspūdingas paveikslėlis. Kaip ir minėjau, pažiūrėkit į šį. Ar jį būtų galima atskirti nuo nuotraukos? Būtinai parašykit komentaruose, ką manot apie šiuos neįtikėtinus Google įrankius, kuriuos jūs naudojat, kuriuos norėtumėt pamatyti, kaip testuoju aš. Būtinai pasilinkite komentaruose, tai padės ir video sklaidai ir tuo pačiu man geriau suprast, koks turinys jūs domina. O dabar bomba. Gemini pagaliau aplenkė ChatGPT, palikdama jį taip pat dulkėse. Mes matydavom, kad pirmasis vietas užima ChatGPT kažkuris tai modelis, ar 4, ar 4o, ar O1, arba Anthropic Cloud ir panašiai. Tačiau Gemini 2.0 naujausiais testais vėl šovė į patį viršų ir dabar yra skaitomas pats galingiausias dirbtinio intelekto modelis, kuris prieinamas plačiai vartotojų grupiai. Ir kaip matote, čia galim susipažinti su tuo, ką sugeba Gemini, o jis sugeba ir sugebės labai daug. Taigi galės generuoti paveikslėlius naudodamas mano ką tik minėtą Imagen 3, kuris irgi yra geriau ir už DALL-E, ir už kitus dirbtinio intelekto generatorius. Galėsime susišnekėti lietuvių kalba ar bet kokią kitą kalbą, kurią jūs mokote. Nebeliks jokių apribojimų. Galėsime susikurti agentus, atlikti tam tikriem darbam. Ir šis dalykas absoliučiai lenkia visus kodavimo užduotyse. Todėl negaliu sulaukti, kol galės išbandyti Gemini ir tiesiog ir programavime, ir visame kame įvertinti jo galimybės. Gemini turės galimybę tiesiogiai stebėti, kas vyksta aplink mus, naudodamas mūsų telefono kamerą ar kažkokį kitokį įrenginį ir realiu laiku atsakinėti į klausimus, ar tai bus lietuvių kalba, prancūzų ar anglų, kaip matom, multilingual native audio input, ir mes tiesiog galėsime kalbėtis su šiuo asistentu, kuris, jau greitų laikų bus prieinamas visiems. Dabar yra tik tai Flash eksperimento versija, o greitų laikų pamatysim pilną 2.0 dalyką. Kaip matote, čia yra, daug pavyzdžių, kaip Gemini tiesiog dirba su Excel dokumentais, mato, kas vyksta ekrane ir gali koreguoti ir tvarkyti dokumentus tiesiog jūsų naršyklėje, be jokių dokumentų įkelimų, persiuntimų ir panašiai. Viso to greitai nebereikės. Tiesiog turėsite įskapį ir, dirbsite kartu su dirbtinio intelekto asistentu. Tiesiog jūsų naršyklė, kas yra absoliučiai fantastika ir sutaupys labai daug laiko. Tuo pačiu nereikės ypatingai daug aiškinti Gemini, ką jūs norite pasiekti nes jis tiesiog matys ekraną ir supras jūs iš pusės žodžio. Kaip matom, tai bus agentai developers, agentai programuotojam, Gemini 2 žaidimų kūrimas. Nesu tikras,
kas tai yra, galim pažiūrėti kartu. Requests. Can you see them? Yes, I can see them. Looks like you need to pick up 300 gems and dust 10 boss monsters. You've already got a head start on the 300 gems. Kaip matot, Gemini veikia telefone ir aiškina šiai moteriai, kaip žaisti žaidimą ir ką čia reikia daryti. Tai matys ne tik mūsų kompiuterio ekranus, bet matys ir, kaip matom, telefonus. Ateitis iš tikrųjų laukia labai įdomi. Ir wow. Based on your available troops and their quantity in the top left of the screen, we should train a mix of giants, barbarians, archers, and wizards. The focus should be on using giants to absorb damage, while with... Kaip matom, paleistas kažkoks žaidimas ir Gemini padeda vartotojai, padeda žaidėjai sukurti armiją. Tai pasiūlo kažkokius giants, gigantus generuoti ar mokyti ir panašiai. Ir sako, kad tokią taktiką, ko gero, laimėsi. Tai, pripažinkit, tai tikrai yra įspūdinga. Toliau, Gemini supras ne tik paveikslėlius, ne tik dokumentus, ne tik tekstą, bet, kaip matom, supras ir video. Taip pat galės dirbti su žemėlapio API, vėl sudaryti maršrutus ar gauti informaciją iš ten, kur mes keliavom. Ir, tai tiesiog man net sunku apie tai kalbėti, nes aš jau dabar įsivaizduoju, kokios yra didžiulės panaudojimo galimybės. Ir vėl, kaip esu kelis kartus sakęs, tai yra blogiausias Gemini, koks tik kada bus. Tai, jis pastoviai tobulėja ir dabar jis yra pats blogiausias. Tai reiškia, ateityje jisai tik gerės ir tik tobulės. Štai čia mes galėsim tiesiog įsijungę kamerą bendrauti su Gemini. Multimodal applications powered by Gemini 2.0 Flash. It features tool use like Google Search and code execution, function calling, and more. Kaip matom, vyksta realus bendravimas. Gemini mato, su kuo bendrauja, mato ekraną, tekstą ir, tai vyksta bendravimas, kaip vyktų su kažkokiu konsultantu. Viskas tai vyksta gyvai. Neišrašyta video ar nuotraukos, tai tiesiog yra. Aš kol to neišbandžiau, aš sunkiai suvokiu, kaip tai yra įmanoma, bet ateityje labai tikiuosi, jau greitų laikų išbandysiu ir pats. Tiesa, daug priklausys nuo jūsų komentarų. Jeigu sulauksiu daug komentarų, kad ponas Valy, prašau, greičiau išbandyk Gemini, aš tai padarysiu. Tas pats liečia ir Imagen 3, nes tai yra integruotai Gemini, tai tikrai to nepraleisiu, testuodamas šį neįtikėtiną modelį. O Gemini tampa tokiu galingu būtent dėl Project Astra, taip pat Google DeepMind genijų kūrinys, kuris ir įgalina Gemini matyti viskas, kas yra aplinkui. Tiesa, Project Astra bus labiau skirta verslam, pramoniai, tačiau dalis funkcionalumo, kuris yra labiau reikalingas vartotojams, bus tiesiog įdiegtas į Gemini. Taigi, Project Astra, kas nesat girdėję, tai vėl kviečiu jūs pasiskaityti daugiau. Aš galiu tik tai apžvelgti, bet štai čia galim pamatyti, kaip Project Astra veikia iš tikrųjų. Taigi, pažiūrėkim trumpą vaizdelį, kaip šis programuotojas bendrauja su Project Astra. Tai visiška ateitis. Gemini neturės pilno funkcionalumo, kas yra kūriama su Project Astra, bet ateityje ko gero turėsim ir tai. Tai kviečiu pasižiūrėti šitą ištrauką. Can you tell me who is in the mirror? It is you in the mirror taking a selfie. My name is Rob. I live in a town called Woodbridge. I've been operating as a trusted tester for Project Astra. Hello. I'm doing well. How about you? Yeah, okay. Oh, gosh, sorry. Kind of had a little look at some of the things. Man iš tikrųjų šis dalykas, kai būtent šitą testuotoją atpažįsta veidrodyje, labai primena filmą Her, kur pagrindinis personažas įsimyli kompiuterį. Tai vėl mes dar arčiau priartėjom prie ateities, kai tai taps įmanoma. Dining room and the
do notice the plant in the corner. Is that a pothos? Štai, kaip matom, vyksta diskusija, nereikia klausti, dirbtinis intelektas Project Astra klausia pati, parodyk man tą augalą, parodyk namus ir panašiai, susipažįsta su namais ir tiesiog. Aš labai atsiprašau, man tiesiog pritrūksta žodžių, matant tokį turinį ir matant galimybės ir kaip jos panaudojamas tiesiog realiu laiku. Tai neįtikėtina. Remember who did this painting? Yes, it was your daughter Baron who did that painting. Really quite incredible. Štai kas čia įvyko, vėl testuojant. Ar žinai, iš kur atsirado šis paveikslas? Project Astra atsiminė, kad jau tai kažkada buvo filmuota ir fotografuota ir priminė, na taip, tai juk nupiešė tavo dukra. Puf. Ar ne? Parašykit būtinai komentaruose savo nuomonę, nes ką manot apie tai jūs? Tai gali būti bloga nuomonė, mes galim tokių dalykų bijoti, tai gali būti gera nuomonė, jūsų įžvalgos, būtinai parašykit. Tuo pačiu tai padės šio video sklaidai, žinoma, dar jei paspausite nykščius į viršų, tai būsiu tikrai jums labai dėkingas ir manau bus dėkingi kiti, kurie atras šį video ir gaus informacijos ir supratimo, kas mūsų laukia labai netolimoj ateityje. Taigi tai yra Project Astra, kuris veiks mobilios telefonuose ir akinėse. Tiesa, kalbant apie akinius, tai yra 5. Google DeepMind projektas ir būtent dar vienas bandymas, Google kažkada buvo sukūręs Google Glasses 2, kuris tuo metu tiesiog neturėjo tokių technologijų, kad pasiteisintų kaip gaminys. Tačiau šiandien mes turim labai pažangų dirbtinį intelektą, turim puikias kameras ir šiandien yra tas laikas, kai mes pagaliau galim užsidėti akinius ir matyti pasaulį aplink save su papildyta realybė. Ir žinoma, ne tik papildyta realybė, tačiau ir įgalintų dirbtiniu intelektu. Taigi, tai yra puslapis skirtas tam, kad paaiškinti, kaip atrodys šie headsetai, šie akiniai. Štai ką mes matysime per savo akinius, ar ne? Tai atrodys maždaug taip. Mes galėsim tiesiog spaudinėti, galėsim uždaryti, kaip matot, langus. Arba štai jie atsiras kažkur šalia. Ir visą tai turėsim nuolatos su mumis. Galėsim ruošti valgį. Štai pasižiūrėkim demonstraciją, kaip tai atrodo. Tai vyksta pokalbis, ar ne? Maisto užsakymai ir vėlgi, kaip matom, galim pasirinkti. Akiniai mums parodo, kur tai randas. Visą tai matom ne kažkokiame ekrane, o tiesiog vaizde per savo akinius. Tai bus mūsų telefonas ant mūsų nosis, kuris irgi atrodys štai taip. Ir kaip matot, yra daug demo. Tai turėtų jau neužilgo pasirodyti, mes galėsim apsipirkinėti, mes galėsim vaikščioti po miestus, mes galėsim keliauti, mes galėsim žaisti žaidimus, mes galėsim gaminti valgį, daug ko gero kitokių dalykų, galėsim dirbti ir tiesiogiai bendrauti su Gemini tiesiog per mūsų akinius, plus įdiegta naršyklė. Taigi aš manau, ateitis Google DeepMind tikrai laukia labai šviesi ir mes turėtumėm sekti Google, nes, keli pastarėjai metai Google atrodo vilkosi iš paskos, nespėja pagal Anthropic, nespėja pagal OpenAI, tačiau sukopė visas jėgas ir tiesiog šoja visus savo didžiausius, geriausius, galingiausius projektus ir iš karto į viršų, iš karto ne į antrą, ne į trečią vietą, iš karto į pirmą, tiek su Gemini, tiek su video generatorium, tiek su paveikslėlių generatorium Imagen 3 ir aš manau, kad Google laimėjo šį karą. Ką manot jūs? Nepamirškit pasidalinti komentarais, pamėgti video, pasidalinti su draugais, galbūt jūsų draugai atras štai šį naują turinį. Ir žinoma, jeigu neprenumeruojat, galite suprenumeruoti.
Tai šiam video buvo tiek. Iki sekančio video. Ate.